Sveiki, esu Jonas Navickas, atstovauju mūsų įmonėje Tukas EV. Mes sukūrėme labai įdomų, inovatyvų produktą HR Bank. Tai yra treniruoklis, gaminantis elektros energiją, naudojant jūsų fizinį aktyvumą. O jo panaudojimas yra labai platus, pradedant jūsų biuru, namais, mokyklomis, požeminėmis slėptuvėmis netgi. Ir kaip jau jūsų fantazija leidžia. Truputį apsiskaičiavom su projekto trukme ir visus suplanuotus pinigus savus išleidom anksčiau, negu kad produktas virto kūnu. Ir čia netikėtai atsirado Finoros bankas. Pirmas tikslas buvo pabaigti produktą, kam mums ir padėjo šita paskola. Kuo Finora bankas išsiskiria kaip finansinis partneris. Tu gali paskambinti tarsi draugui. Ištikus bėdai, o tai kartais ištinka gyvenime, pradžiai pasikalbi kaip su draugu ir po to jau randi bendrą sprendimą. Kiekvienas įsipareigojimas atneša pamastymų ir pagalvojimų, bet turbūt šiuo atveju tinkamiausias posakis, kas nerizikuoja, tas negeria šampanas. 9 kartus pamatuokit, o 10 kartą kirpkit. Jeigu nieko nedarysit, tai jokio rezultato ir nepasieksit. Tai manau, kad pirmin.